Sveiki visi, tada aš kaip šitų patalpų šioks toks prižiūrėtojas, ar ne, Blaskau, mes džiaugiamės turėdami galimybę pakviesti tokio įspūdingo reikalo sumanytojus ir kūrėjus, tai yra Klaipėdos architektūros gido autorius. Šitą knygą jūs žinote, jau matėte, Facebook'e jau pristatymas buvo, o daugiau apie ją papasakos komanda, kuriai turbūt iš karto perduodu žodį. Vasilijus. Komandos vadovė šiuo metu dar prekiauja knygų, tai nežinau, kiek jūs sulaukite. Tai gal dar. Paskutiniai 3 pirkėjai ir priartėsime prie pradžios. Čia jau yra, turbūt, ne pirmas pristatymas. Ne pirmas, bet pirmas su knyga. Pirmas su knyga. Prieš tai buvo vienas be knygos, kuriame knyga buvo tik tai matoma ekrane, o dabar visi ją gali laikyti rankomis. Aišku, po renginio pasiūlysim paimti autografą iš kūrėjų, dabar neužpulti, bet ilgai lauktas, iš tikrųjų pavydžiai žiūrėjom į jūsų, ne jūsų, į apskritai Lietuvos kitus katalogus, gidus, Palangai, Vilniui, Kaunui, tai neringai tai buvo padarytas, tai mums jau čia tikrai užsilaukėme šitą. Gal visi nuo to ir skirsis kažko anksčiau daryti leidinių, ir savo bruožų bus kažko ypatingesnis. Kviečiam. Paskutiniai pirkėjai. Gal po renginio pratesim tą padarimą. Paskutinis. Jo, tai ką mums, aš nekart, aišku, užsilaukėme ir kitų knygų, Vasilijus, tai šitas. Žinom, kad esi labai produktyvus. Tas knygas visada nudžiugina. Kiek atskiri dėmesio architektūrai, tai čia mums tikrai pasisekė. Tai tada papasakok, kaip čia viskas prasidėjo, vystėsi. Čia atsistok, galima kaip pasidaryti. Galiu atsakyti. Tai labai malonu, kad yra tiek daug visų susirinkę, nepaisant to, kad šiandien yra neįtikėtinai prastas sodas, ne vien Klaipėda, bet viso Lietuvos. Ir aš esu iš leidyklos Lapas ir leidykla Lapas maždaug prieš 12-11 metų prasidėjo būtent nuo architektūros gidų leidybos. Architektūros gidai Lietuvoje pradėti leisti buvo 2005 metais, tai dar buvo architektūros fondo vienas iš tokių pirmųjų projektų, kuriuose darė savilaidą ir leido Vilniaus architektūros gidą. Šitą mintim, kad apie Vilniaus architektūrą yra žinoma labai daug, bet visas tos žinios baigėsi bent jau romantizmu. Tai barokas ir visa kita, Vilniaus architektūra buvo be galo daug tyrinėta. Bet susikūręs nauja architektūros fondas pamanė, kad visgi tikslas ir ambicija yra skleisti žinią apie šiuolaikinę, modernę 20 amžiaus, 21 amžiaus architektūrą ir mokyti plačią visuomenę ją skaityti, ją suprasti, suvokti savo savijautą tos architektūros aplinkoje
ir kurti architektūros kultūrą Lietuvoje, kuri būtų grįsta ne vien baroku, bet būtų grįsta tuo mūsų supratimu, kas vyksta šiandien, kaip formuojasi ta architektūra ir kaip architektūra formuoja visuomenę ir visuomenė formuoja architektūrą. Ir tai mes jau tuoj minėsime pavasarį 20 metų architektūros leidybos Lietuvoje. Ir ta leidyba, kaip jau minėjau, prasidėjo nuo Vilniaus gido, po to mes jį perleidom. Tada buvo Kauno architektūros gidas, Vaidas Petrulis yra vienas iš autorių Kauno architektūros gido. Ir Kauno architektūros gidas pasirodęs iš tikrųjų padėjo didžiulį pagrindą, tas visas tyrimas atliktas Kauno architektūros gido autorių, padėjo pagrindą vėliau ir pateikti paraišką UNESCO Kauno kaip dizaino miesto. Tai Vaidas, galėsit Vaidą vėliau pat irgi klausti. Ir tada mes prieš kokius 2016 metais su šiuo ir dar buvo platesnis autorių kolektyvas nusprendėm, kad Liutauras Nekrošius pasiūlė, kad galbūt reiktų gido Lietuvos pajūriui, nes atrodė Vilnius vertas knygos, Kaunas vertas knygos, atrodė, kad na, jau ką čia dabar tikrai Klaipėdai knygos neleisim, reikia knygos Lietuvos pajūrio architektūrai. Tai apie tai mes šnekėjom 2016 metais. 2017 metais būtent šioje salėje, labai gerai atsimenu žiemą, turėjome pirmąjį workshopą, kuriame aptarėme, aišku, ten visų, ten ir Neringos, Palangos ir Klaipėdos architektūrą, važinėjom, keliavom su visais autoriais po Klaipėdą, fotografavom, galvom, kas tikrai yra verta iš taip pirmo požiūrio, nes daug kam reikėjo giliau susipažinti ir Vasilijus daug mūsų pažindino su to, ko mes nebuvo matę. Ir atrodė, kad mes štai jau kitais metais išleisim Lietuvos pajūrio architektūros gidą. Tai aš pasakoju visą epopėją tam, kad suprastume, kokio reikšmingumo įvykis čia šiandien yra. Tai iš tos visos epopėjos laikų bėgant tapo aišku, kad Neringa turi turėti savo architektūros gidą, nes Neringos atveju architektūra apskritai beveik nebuvo tyrinėta, ne tik kad šiuolaikinė ir sovietmetis, ir iki sovietmečio labai daug buvo nepadengta, neištirta, neaprašyta architektūros raidos ir pačių objektų. Tada pasirodė, kad Palanga tikrai turi turėti savo architektūros gidą ir pridėti prie šventąją. Šventoji apskritai niekada nebuvo aprašyta architektūros istorijoje, aš kiek suprantu, kad mes tai padarėm tokį vieną iš pirmųjų kartų. Tai tuos gidus pabaigėm ir tada atrodė, čia per kitus metus jau pasibaigs ir Klaipėda. Tai Klaipėda, galiu pasakyti, pagal architektūros gidą kaip tokį rodiklį yra didžiausias Lietuvos miestas, turintis daugiausiai įdomios, neprašytos, nepastebėtos architektūros, kuris sugulė į 513 tūkstančių. Ačiū, Vasilijau. Tai man yra be galo džiaugsminga, kad mes pagaliau šitą 8 metų projektą pabaigėm. Jis, aišku, toliau tęsiasi, nes Neringos architektūros gidas yra išleistas į anglų kalbą, Palangos architektūros gidas yra verčiamas šiuo metu į anglų kalbą, Klaipėdos architektūros gidas bus tikrai verčiamas į anglų kalbą, kada jis pasirodys, aišku, čia dar daug metų klausimas, bet kaip po 8 metų. Bet tai, kad išleistas ir architektūros gidas Klaipėdos, kuri, aš kadangi pati esu iš Vilniaus, atrodydavo miestas, kuris yra pravažiuojamas, o ne atvažiuojamas. Tai mano pačios šitie 8 metų patirtis su Klaipėda mane padarė visiškai atvažiuojamų miestų. Žinau, kad labai daugeliui Vilniečių, kurie jau šitos knygos laukia, irgi padarė atvažiuojamų miestų. Bet tai ne vien svarbu šitas aspektas, bet aš dar norėsiu ir dabar jau visų autorių klausti, kaip pasikeitė pati Klaipėda nuo to, kai mes pradėjome prieš 8 metus leisti Klaipėdos architektūros gidą ir šiandien. Tai nežinau, ar jau buvo pristatyti visi autoriai, tai yra Vaidas Petrulis, architektūros istorikas iš Kauno technologijų universiteto, Liutauras Nekrošius, Vilniaus Gedimino technikos, Vilniaus Tech universitetas, Martynas Mankus. Martynui yra didžioji šiuolaikinės architektūros, pagrindinė šiuolaikinės architektūros dalis, Martynas atstovauja Vilniaus dailės akademiją ir Vasilijus Safronovas, jums visiems gerai pažįstamas, parašęs pusę knygos.
Tai aš jau nebenoriu stovėti, gal jūs visi galite atsistoti, nežinau, bet mano klausimas yra kiekvienam nuo tada, kai mes pradėjom prieš 8 metus ir šiandien. Ką labiausia pastebėjote Klaipėdos architektūros raidoj arba jos suvokimo raidoj? Tai gal apie suvokimą pereisim prie Vasiliaus, nes tu žinoji apie jau į pabaigą, bet pati raida, tai galbūt Martynai yra šiuolaikinė dalis, kuri atrodė vienai prieš 8 metus, atrodo kitaip šiandien. Išsykam pradžioje labai sunkus klausimas, aš iš tiesų nelabai atsimenu, reiškia, taip tiksliai, kaip Klaipėda atrodė prieš 8 metus ir kaip ją palyginti galima, bet Klaipėdoje atvažiuodavau nuolat ir kai tą kontekstą matai prieš akis, taip pareflektuoti sudėtinga, gana, bet man vienas iš tų įdomiausių Klaipėdos klausimų tai yra miesto ir uosto santykis, apie kurį dar čia norėtųsi gal pakalbėti. Tai ką aš matau ir ko džiaugiuosi, kad yra, reiškia, tas vandens, Dangės krantinių, kas čia įvyko, sakyčiau, irgi ne viskas per pastarosius 8 metus, bet dalis tų prieigų pasikeitė. Tai aš sakyčiau, toks kažkoks labai jau, man atrodo, pastebimas tokio klaipėdietiško waterfronto, turbūt nežinau lietuviško žodžio, tai yra tokių krantinių, kurios, reiškia, ribojasi tiek su upe, tiek su jūra, reiškia, ar Klaipėdos atveju su mariomis, tai tos krantinių atgimimas. Ir aš turiu omeny, kad ne tik tai, kas ir įvyko, bet kas ir planuojama, reiškia, tai ir, tarkime, reiškia, Šiaurės Ragos skveras, reiškia, tai yra tam tikras krantinių sekos, reiškia, pratęsimas, bet taip pat ir kiti objektai, reiškia, piliavietė labai stipriai, reiškia, statoma, judanti pilies bokštas, važiuoji vasarą ir matai, kad jau atsistoja. Tai tas tokie ženklai, kurie yra pastebimi ir taip ir plika akim. Tai jeigu taip trumpai ir truputį chaotiškai, tai man tiek turbūt tas įspūdis per 8 metus. Vaidai, kaip tau iš tos labiau sovietmečio, architektūros daugiausia sovietmečio dalį rašei, kaip jinai kito netgi, ar ne kito, jinai buvo galbūt restauruojama kažkur? Man kas iš tiesų įdomiausia, jeigu mes kalbam apie pokytį, tai kaip iš esmės keičiasi visuomenės požiūris per tą laiką į šitą sluoksnį. Ir aš gal neįskirčiau vien tik tai Klaipėdos, nors Klaipėda man per tą laiką tapo labai įdomia, bet iš tiesų apskritai, kiek tas periodas, tas sluoksnis yra priimamas mūsų kažkokio tai urbanistinio identiteto dalis. Iš tiesų, tas klausimas, jisai ko gero nuolatos yra permąstomas ir aš atsimenu, kai mes pirmą kartą rašėm architektūrinė sovietinėje Lietuvoje 2012 metais, tai buvo viena situacija, dabar ir politinė situacija pasikeitė, ir kartos keičiasi ir iš esmės lyg ir tas santykis tokia nauda turi šiek tiek atšala, bet iš kitos pusės, jeigu pasižiūrėti Klaipėdą, tai išlieka miesto identiteto dalim neišvengiamai, vien tas linijinis planas, jisai buvo užduotas tuo metu ir tavo klausimas, kiek mes tai priimam, kiek mes tai reflektuojam, kiek tai yra savo, kiek tai yra svetima, aš manau, yra labai įdomus ir galbūt net kiekvienam asmeniškai tas klausimas, kad domisi architektūra. Tai aš sakyčiau, kad ne tiek, bent jau aš negaliu pasakyti, kiek keičiasi ta architektūra, nors ir įvyksta ir sugriūndinas, mes nugriauname, pas tai kino teatras, tarsi trečiojo rajono, jisai jau likęs tik tai nuotraukoje, realybėje jo nėra, nors aš nemačiau dar tos vietos, kai yra nugriautas. Bet tas transformacijos, jos, aišku, neišvengiamai vyksta fizinės transformacijos, bet aš apie jas gal kiek mažiau žinau. Bet tas mentaliteto, mūsų suvokimo, priėmimo kaip savo ar svetimo, aš manau, jos irgi yra labai ryškios ir kitom įdomios. Ir kita vertus, mes čia turim užfiksuotą tikrai labai platų sluoksnį, būtent jeigu kalbam apie sovietinę architektūrą ir tikiu, kad tai liks labai puikus kartu ir dokumentas apie mūsų komandos, ką mes, kokį naratyvą įsinešiam, kaip mums atrodė, koks mūsų buvo santykis su šitą architektūrą. Tai tiek trumpai.
Labai gerai paminėjai, kad gidas turbūt atspindi ir autorių kolektyvo naratyvą apie Klaipėdą. Tai prie to dar galėsim grįžti, bet Liutaurai, kas pačiam yra pokytis Klaipėdoje ar tavo supratime apie Klaipėdos architektūrą per šį laiką? Tai aš gal dar taip truputį grįšiu į pirmosius tavo teiginius apie 3 knygas Pajūriui. Tai iš tiesų noriu reabilituoti Klaipėdą, nes aš maniau, kad Palangai nepakaks, Palanga bus nepakankama vienai knygai. Ir mes iš tos diskusijos taip priėjom, kad Pajūrio gidas galėtų būti sprendimas, kur platesnė teritorijai, Klaipėda centre ir 2 kurortai tokie palygintis. Tai džiaugiuosi, kad tai virto tokiu tritomiu. Ir džiaugiuosi, kad iš tiesų tos architektūros užteko ir Palangai, ir Neringai pilnai užpildyti. O tai, kaip atrodo Klaipėdos architektūros gidas, tai aš manau, mes irgi čia turim keletą tokių svarbių naujovių ar tokių neįprastų dalykų. Jeigu ankstesniuose architektūros giduose mes turėdavom tos pilkuosius puslapius, tai lik savo prigimtimo architektūros gidas yra skirtas tokiam pažinimui pėsčiomis, ar dviračiu, nežinau, arba automobiliu, bet miesto pažinimui. Tai šiuo atveju mes lyg tai bandom sudaryti sąlygas ir pažinti tą miestą, kurio jau nebėra. Bet manom, kad labai svarbu miesto tapatumui, miesto identitetui. Ir kalbant apie, aš pats rašiau kai kurias dalis sovietmečio, tai čia irgi turim tų praradimų, kurių, iš tiesų, man atrodo, buvo labai tokie svarbus ir išskirtiniai objektai. Ir vienas, manau, didžiausių yra praradimų, tai būtent vadinama TSRS VDR perkėla, kuri, man atrodo, buvo vienas tokių raiškiausių šaltojo karo paminklų ir šiandien yra nugriautas turbūt uosto plėtros tikslais, bet tai, kad atsiradęs infrastruktūros objektas skirtas būtent okupacinės kariuomenės palaikymui, tuo metu, kai Lenkijoje kyla pasipriešinimas sovietiniam režimui, suvokiam, kad nebus užnugario tai sovietiniai kariuomeniai ir sukuriama perkėla, kurie aprūpins kariniam reikmėm, sovietinę kariuomenę rytų Vokietijoje tuometiniai. Tai aš manau, čia vienas iš tokių didelių praradimų, kuris neabejotinai yra labai daugiasluoksnis, ta prasme, tiek su saugomom gamtiniam teritorijom aplinkui ir galų gale išdujinimo terminalo dabar atsiradusio kaip nepriklausomybės tokių simbolių. Kitas svarbus dalykas, aš manau, kuris pasikeitė galbūt mūsų pačių požiūrėje, tai ankstesniuose giduose yra buvę, tarkim, gyvenamųjų rajonų, ten, man atrodo, Vilniaus gido net ne pirmoji redakcijoje atsirado tokias skiltis, bet buvo taip, manoma, kad gyvenamųjų rajonų urbanistika yra svarbi ir šiame gide gana detaliai aprašomi tie gyvenamieji rajonai, tačiau atsiranda dar vienas svarbus elementas, tai yra tipinė architektūra kaip miesto pažinimo elementas, kur viena vertus mes mokyklas, kurios buvo pastatytos Klaipėdos gyvenamosiuose rajonuose, mes galim surasti ir kitose miestuose, ir kai kurių tų mokyklų ten, bandėm paskaičiuoti, yra ir iki 50 kartų pakartota, bet kita vertus tai yra laikmečio architektūros simboliai, nes jokiam kitam laikmetį turbūt mes neturim tokiais mastais kartotų tų pačių pastatų skirtingose kontekstuose, skirtingose urbanistinėse aplinkose. Tai šiuo atveju pabandėm skirti dėmesio ir šiem objektam. Ir greta gal verta paminėti ir tuos istorinių pastatų priestatus, kur dažnai knygose, kuriuose pristatome kultūros paveldo objektai, tai šiuo atveju, tarkim, Klaipėdos atveju būtų dvarai, tai dvarų sodybų pastatai yra pristatomi kaip atskiri, bet jų priestatai kaip mokyklos, pavyzdžiui, ar meno mokykla, ar meno gimnazija yra pristatomi kaip atskiri objektai, kaip autoriniai kūriniai. Tai, manau, irgi toks buvo bandymas
kažkaip pažvelgti plačiau ir į tą artimesnę mūsų architektūros istoriją. Dar grįžim prie labai daug visko. Vasiliau, kaip tavo keitėsi santykis su pažįstamu miestu, kurio architektūros istorija, tai tam tikrą prasme, tu kūrei savo naratyvą, kurdama šitą gidą? Aš būsiu įdomus ir pasakysiu, kad mano santykis neįdomus, tiksliau būsiu ir pasakysiu, kad mano santykis nesikeitė. Tai turėjau tą santykį iš pat pradžių, nes turbūt čia vienintelis esu klaipėdietis iš tos kompanijos visos gausios susirinkusios. Ir nežinau, aš tai tą gidą žiūriu visų pirma kaip į tokį bandymą susisteminti informaciją apie architektūros objektus. Dalis tos informacijos, žinoma, buvo susisteminta ir anksčiau, nes čia turbūt tie, kas čia daug architektų yra, tai daugelis turbūt žino tokį veikėją Joną Tatorį, kuris daug yra tyrinėjęs prieškarinę Klaipėdos architektūrą, bet palikęs nemažai spragų, ypač kas liečia tarpukario laikotarpį. Tai aišku, mano indėlis bent jau buvo šitą gidą, aš rašiau ten daugiausia viską, kas liečia laikotarpį iki Antrojo pasaulinio karo. Tai mano indėlis irgi buvo tarsi toksai bandymas ne tai, kad realizuoti, bet papildyti galbūt naujesniais šaltiniais, naujesniais duomenimis tai, ką mes žinojome iki šiol iš Jono Tatorio, tai, ko jis galbūt nebuvo pilnai aprašęs, tai, kur galbūt buvo viena kita klaidelė įsivėlusi. Tai čia aišku toks vienas dalykas, kas yra padaryta šitam gide. Toliau sovietmečio objektai. Buvo išleista knyga 15 metais, su Vaidu buvom bendrautoriai, tai buvo trečias bendrautoris, kuris buvo nelietuviškai kalbant Zavadyla tos knygos, tai yra Tomas Resbutkus, reiškia. Tai knyga apie sovietinę Klaipėdos architektūrą, bet vėlgi ją buvo žiūrima per kokius, kaip čia pasakyti, skyrius, procesus, sakykime, ne kaip į atskirus objektus, ne? Tai čia šita knyga išryškina tam tikrus objektus ir turbūt dar vienas tos knygos nemažiau svarbus indėlis yra Martyno, todėl kad mes šitoje knygoje turbūt, nežinau, po trečdalį, gal šiek tiek mažiau, skiriame vietos tai Klaipėdos architektūrai po 90-ųjų metų, kuri be abejo vėlgi buvo nemažai objektų aprašyti, fiksuoti. Architektų sąjunga leidžia kasmetinį savo tokį žurnalą, kur, kaip sakant, ataskaitinių principų, ką mes priprojektavome per metus, bet tas žurnalas berods 2009 pradėtas leisti, tai vėlgi yra 2000-aisiais, bet žodžiu ne iškart po 90-ųjų, tai vadinasi kažkoks laikotarpis yra pradingęs tiesiog, tai šitos knygos vertė turbūt yra ta, kad bandoma šiek tiek pažvelgti į tą architektūrą, apie tą visą laikotarpį po 90 metų ir turbūt tai pirmas toks kartas, kada sistemiškai prie to yra prieinama. Tai šita knyga turbūt turi tokias skirtingiems laikotarpiams skirtingas vertes. Tuo pačiu, kas visus juos jungia, yra be abejo tai, kad bandoma pasižiūrėti į santykius, kalbant apie sovietmetį, santykius su tarpukariu, kalbant apie laikotarpį po 90 metų santykius su sovietmečiu ir santykius su tarpukariu, kaip tie laikotarpiai susisieja. Ir turbūt dar vienas dalykas, kad mes ne vien, kaip čia pasakyti, katalogizavome tos objektus, ne vien tik tai pasakėme, kad štai čia yra pastatas, kuriame 3 aukštai, jo fasadas toks ir toks, o spalva tokia ir tokia, kas ir taip aišku. Bet, reiškia, bandėme dar šiek tiek tuos visus objektus sugrupuoti, sudėlioti į tokius pasakojimus, kaip kiekvienas autorius ką matė. Tai bent jau mano toks buvo tikslas, rašant apie laikotarpį iki 45 metų, išryškinti tam tikrus Klaipėdos kaip miesto, tokius, kaip čia pasakyti, tokią funkcinę paties miesto kaitą. Vieni objektai kalba kaip apie miestą, kaip apie tvirtovę. Kiti objektai kalba apie miestą kaip apie rekreacinę zoną, treti objektai kalba apie miestą kaip apie pramoninį, kaip apie pramonės centrą, sakykime taip.
Dar yra skyrius, kuris kalba apie gamtos suvaldymą. Šitame architektūros gide mes jau išbandėm šitą dalyką Neringoje, bet šitam architektūros gide ypač yra jau taip, kaip sakant, užaštrintas tas dalykas, nes tokie dalykai kaip miškas irgi yra patekę į gidą, kas, aišku, yra dvejotina, tai yra architektūra, bet mes tai pateikėm būtent iš tos architektūrinės urbanistinės prizmės, miškas, molai ir panašiai. Tai vat, arba kelias, ko nebuvo prieš tai, mes ilgai diskutavome, reikia kelio, bet nusprendėm, kad vis dėlto reikia, tai žodžiu, čia yra kelias, kaip vienas iš objektų. Visi šitie objektai ne patys savaime yra vertingi, bet yra vertingi visumoje, leidžia pasižiūrėti į miestą per tam tikrą jo būtent funkcinę perspektyvą. Bent jau mano buvo toks tikslas, aš manau, kad kiti autoriai turėjo panašių tikslų ir savo skyriuose taip pat bandė užfiksuoti tam tikrą, sakykime taip, kaitą, kuri vyksta Klaipėdos mieste, grupuodami tos objektus įvairiai ir tada pateikdami, aišku, tam tikrus įvadus, kurie paaiškina, kodėl čia tie objektai sugrupuoti apskritai ir panašiai. Tai va, tai aš nežinau, ar aš sakiau klausimą, turbūt ne, bet mano bandymas ką yra pasakyti, kad tai yra tam tikras labai rimtas medžiagos sisteminimo, kaip čia pasakyti, medžiagos sisteminimo kelyje, tai yra labai rimta stotelė, toks geras taškas, ribus taškas padėtas, ne pabaiga čia, aišku, tikrai, bet manau, kad Klaipėdai tikrai dabar atsiras daugiau patikimesnės informacijos apie daugelį objektų. Ačiū, Vasilijau. Tu paminėjai du svarbius momentus. Tai vienas yra tai, kad pats esi klaipėdietis ir buvai praktiškai vienintelis išskyrus Kristiną Sadauskienę, kuri irgi prisidėjo su kai kuriais tekstais prie Klaipėdos. Tu buvai vienintelis tikrai klaipėdietis architektūros gido autorius. Ir kai mes darėme, ar kai buvo kuriamas, manęs dar tada nebuvo, kai buvo kuriamas Vilniaus architektūros gidas prieš 20 metų, praktiškai visi autoriai buvo vilniečiai ir niekam nekilo klausimų, gal du porą kauniečių, kurie buvo studijavę Vilniuje, ir niekam nekilo klausimų apie tai, ar mūsų kuriama perspektyva miestui nėra primesta. Visiems atrodė, kad tai yra mūsų požiūris į miestą, kuriame mes gyvename ir kurį norim papasakoti ir atverti žmonėms, kurie tiesiog nesidomi architektūra, bet gyvena tame pačiame mieste. Tai vadinasi, noras buvo pateikti pastatus, kurie galbūt yra pražiūrimi, bet pateikia labai įdomią miesto istorijos dalį. Kai buvo kuriamas Kauno architektūros gidas, irgi didžioji dalis autorių buvo kauniečiai, ar ne, Vaidai, nesuklysiu, irgi tada nekilo to klausimo, kad kažkas iš šalies ateina parašyti Kauno architektūros gidą. Kai mes pradėjom kurti Klaipėdos architektūros gidą, aišku, buvo neabejotina, kad Vasilijus turi būti autorių kolektyve, tačiau o kas daugiau ir atrodė, kad kaip yra kuriami architektūros gidai, tai yra iš tikrųjų labai svarbu yra autorių susidirbimas ir žinojimas, kaip tokia tam tikra prasme metodologija. Kaip mes pradedam sisteminti ir kurti tą sąrašą objektų ir taip toliau. Ir mes tikrai tarpusavį ir čia, dar būdami prieš tuos 8 metus šitą salę, kėlėm klausimą, kiek, nepaisant Vasiliaus, kiek kiti negyvenantis pastoviai Klaipėdai, net pažįstantis jos iš vidaus, gali adekvačiai ar etiškai pasižiūrėti miestą. Tada, aišku, buvo nuspręstas klausimas, kad buvo Martynas galbūt daug projektuoja Klaipėdoje, turi daug vis tiek to, jau dabar, bet taip, pamažu ją, arba pasiekmė. Ir man atrodo, kad mes visi turėjom tokį norą su labai daug meilės pasižiūrėti miestą, kuris galbūt nėra mums labai gerai suprantamas. Tai aš sakau mes, nes aš nerašiau teksto, bet galbūt buvau nuo pradžios tyrimo ar gaidinimo, tokio tyrimo, ką mes šiandien darom. Ir tai, ką antras punktas, ką Vasilijus paminėjo, kad čia yra įtrauktas kelias, yra įtrauktas miškas ir visi kiti dalykai, kurie šiaip nėra. Manau, kad pasaulyje nėra architektūros gido, aš taip norėčiau manyti, kad nėra pasaulio architektūros gido, kurio vienas iš objektų yra, pavyzdžiui, gatvė, kelias, arba ten objektas yra miškas. Bet tai kilo iš tokio tikrai noro suprasti šitą miestą
ir suprasti ne iš to, kad jame gyveni, bet kaip tu atvažiuoji ir ką tau yra svarbu žinoti apie Klaipėdą, kad ją galėtum suprasti, perprasti ir įsigyventi ją. Tai vat tie visi punktai ir tikrai aišku, kad yra uostas, kuris yra svarbi miesto dalis, kurio neaprašysi kaip objekto, bet jis atsiduria visose aprašant visus objektus, kada buvo molai nutesti, kada koks kelias, kada miškas užsodintas tas ir anas. Tai man atrodo, kad šitas gidas dar ypatingas kitų gidų kontekste, kuriuos mes leidom, tuo tikrai noriu išspręsti komplikuotą uždavinį vardu Klaipėda. Kaip jį suprasti? Ar tikrai pakanka vien tik tai pastatų, kaip būdavo anksčiau, ar reikia dar kažko? Ir akivaizdu, kad Klaipėdai tikrai reikėjo dar kažko, kad ją suprastum visą jos dinamiką, vystymąsi ir visa kita. Ir tada aš grįžtu prie mano antro rato autoriams apie tai, kad taip, Klaipėdos architektūros gidas kitų architektūros gidų kontekste išsiskiria tikrai puslapiais ir objektų sąrašo. Tad kuo jums, kiekvienas iš savo rašytų dalių, kuo jums išsiskiria Klaipėdos architektūra kitų Lietuvos miesto architektūros kontekste? Į mane žiūriu, gal man pradėti, ar gali? Galit pasitarti. Gerai, galiu aš pradėti. Bet kokią atveju kalbėsim ir ypatingos skirtumo nėra. Tai jeigu kalbant apie tai, kuo man šitas gidas ir dalis apie sovietmetį yra įdomi, tai aš gal net norėčiau savotiškai pratęsti tą pokalbį, tą santykį su pačia knyga, ne tik su architektūra. Tai ir tai, kad aš esu ne klaipėdietis, tai manau, aišku, gali būti ir pliusas, ir minusas, pusiau pilna, pusiau tuščia stiklinė, bet tas pusiau pilnas požiūris, tai aš į Klaipėdą, kaip ir į bet kokį kitą miestą, man pačiam kaip menotyrininkui labai svarbi architektūros idėjų eilė. Kur slypėjo tos motyvacijos, kaip jos kito, kaip jos įgavo kažkokią subtilę išraišką. Ir be abejo, Vasilijus visą laiką prižiūrėjo, kad čia mes neprifantazuotume, tai tas vėlgi bendradarbiavimas, man buvo labai vaisingas ir apskritai sakyčiau, kad Klaipėda, mano galva, yra toks dabar jau tapęs etaloninis gidas ir jau sekantis gidas tikrai turės žiūrėti į Klaipėdą, nes ta įvairovė, tas požiūrio kampų įvairovė ir miškas, ir kelias, ir aš su savo estetika, ten Vasilijus su savo istorija, visi šitie momentai, jie kažkaip sugula į tą bendrą visumą, tai grįžtant prie to, kas yra įdomu ir kas man, kaip, sakysim, žiūrint iš tų stilistinių, estetinių, funkcinių motyvacijų, tai Klaipėda išties yra būtina lietuviškojo modernizmo, sovietinio modernizmo, 20 amžiaus modernizmo dalis ir turi visiškai unikalių momentų, kuriuos galbūt tu gali net geriau pamatyti, kuomet tu ateini iš sakysim, ne iš Klaipėdos. Ir, du, ko gero, kertiniai bokštai, ant ko galima statyti tą sovietinį, sakysim, unikalumą, tai viena vertus yra tas, ką jau minėjau, linijinis planas. Sakysim, tokios struktūros, vien dėl geografijos nėra, bet iš kitos pusės tas linijinis planas, ką jisai duoda, aš tiesiog galvoju, reikia vežti studentus į Klaipėdą studijuoti sovietmečio apgyvendinimo raidos, nes tu tiesiog eini nuo vieno rajono po kito į trečią, ketvirtą ir jauti, kaip keitėsi tiek technologija statybų, tiek samprata, kas yra urbanistika, nuo paprastų dėžučių iki kažkokių bokšto akcentų, iki paskui spalvų. Tai tas linijiškumas, jisai, viena vertus urbanistiniam plane matosi, kita vertus jisai tokį gyvą pojūtį, kad tu eini per istoriją, keliauji, niekur kitur aš to, nei vienam mieste nesumatęs ir apskritai, netgi ne Lietuvos kontekste. Tai tas momentas, jisai, man atrodo, išlikęs, nepaisant to, kad mes, kaip sakom, keičiasi. O kitas kertinis momentas, jisai galbūt šiek tiek vėlgi per asmeninę prizmę ateina, dėl to, kad mano pirmas tekstas apie Klaipėdą su amžinatilsį Gyčiu Tiškum buvo interviu ir labai ilgas, mes daug kartų kalbėjom ir be abejo asmenybė tada aš dar buvau tik bepradedąs rašyti, tai man tikrai uždegė tas jo
pasakojimas apie raudoną spalvą kaip klaipėdietiškumą, apie tą specifiškos miesto dvasios ieškojimą, apie tai kaip vėliau ten, sakysim, tas keitėsi ir jaunesnė karta jau kažkur kitur nukeliavo. Tai tas, ir tada, atsimenu, parašiau ir kaip formą straipsnį Klaipėda, tai raudona, ir iš draugų gavau labai daug pylos, nes tarsi toks politinis gavosi pamušalas, nors aš visiškai neturėjau jokios politikos, galvojo tik tai apie sakysim, tą Gyčio Tiškaus pasakojimą perduot. Tai vėlgi, objektyviai žiūrint, ko gero vis dėlto galima Klaipėdą vadinti tuo miestu, kuris tai identiteto temai sovietmečio kontekste skiria pakankamai didelį dėmesį. Irgi, sakyčiau, mano, žiūrint iš mano perspektyvos, iš to idėjų perspektyvos, kodėl tos raudonos plytos. Ir kaip Gytis Tiškas skundėsi, kad tai mes užsakom Liepojos trupą, bet vis tiek mums reikia tos raudonos. Tai tas vis tiek, čia yra kažkokia tai motyvacija, tai nėra vien tik tai, sakysim, kažkoks tai, nežinau, ekonominis ar šiaip kitų aplinkybių sutapimas. Tai tas momentas, jisai ko gero tikiuosi, kad šiek tiek tas mūsų asmeninis priėjimo taškas praturtina Klaipėdos gidą, o kita vertus tai ko gero ir yra, dėl ko tu jėmiesi tos temos, dėl ko įdomu rašyti, nes tu matai tą bendrą paveikslą ir tame paveiksle kažkokia tai specifika ir Klaipėda jau pabaigsiu, kad iš tiesų mano galva turi labai ryškę specifiką, būtent estetinių motyvacijų kontekste, kuomet kalbam apie sovietmečio architektūrą Lietuvoje. Labai čia giliai viską papasakai. Liutaurai, tavo žvilgsnis, nes aš ko irgi dar nepaminėjau, šiek tiek tai paminėjau, bet šitą gidų serija buvo tavo idėja. Taip, tai dabar pasiaiškink, kaip tu matai Klaipėdą šitą sovietmečio architektūrą Lietuvos sovietmečio architektūros kontekste. Tai man apskritai architektūros gidas tai yra vienas mėgstamiausių toks knygos žanrų. Prisipažinsiu, kad grožinės literatūros knygų taip susikaupęs galėčiau dabar visas papasakoti, turbūt, kurias esu skaitęs, santykinai nedaug. Tai man, tam tikrą prasme, architektūros gidas yra tas grožinis toks poetinis išėjimas į tam tikrus miestus ir miestų pažinimus. Tai gidų yra, vėlgi, tie žanrai labai skirtingi ir, ar ten Lenin from Las Vegas yra architektūros gidas ar ne. Ir irgi beje parašytas autorių, kurie nėra iš Las Vegas, ar ne. Tai vienas profesorius iš Las Vegas sakė, kuris šiaip beje architektas, nuoširdžiai sakė, aš nežinau tokios knygos. Sako, ne vienas iš Las Vegas tokios knygos neparašė. Tai aš pilnai suprasčiau, jeigu ir Klaipėdos gidas būtų tai priimtas, todėl mes turim Vasilijų autorių kolektyvę, kad būtų ryšys ir toks, mums patiem, kaip tyrėjam, tai mes iš tiesų tirti daug ką galim ir kaip ir architektai projektuoja skirtingose miestuose, skirtingose kontekstuose. Nebūtinai juos labai giliai pažinodami iki, bet tuo tyrimo metu, tuo projektavimo metu pažįsta. Tai iš tiesų Klaipėdos autorių kolektyvą man buvo kažkaip ramu įsijungti, kai žinojau, kad Vasilijus jau tame sutikęs yra dalyvauti ir manau, kad didžiausias vaidmuo jo čia buvo tiek mūsų nulaikant, neišeinant į lankas, bet man tai iš tiesų šis procesas tuo ir įdomus buvo, kad tai buvo galimybė pažinti miestą, pažinti giliai miestą ir dirbti tam autorių kolektyvę. Tai mes irgi daug tų galimybių į 4 skirtingų universitetų dėstytojai ir tyrėjai dirba viename projekte, irgi nėra toks dažnas atvejis. Šiaip Klaipėdos tokia, mano paties tokia išeitinė tokia pozicija buvo, man nuo vaikystės aš kažkaip Klaipėdą atsimenu kaip tokį naujovę miestą. Jeigu Vilnius man toks individualistų miestas, tai Klaipėda man tokių naujovę, kur kas kartą važiuodamas ar į Klaipėdą, ar pro Klaipėdą, vis pamatydavau, kad galbūt ir kelių dešimčių metų senumo Opelį, kai tuo metu visą Lietuvą žiguliais ir maskvyčiais važinėja,
kitaip apsirengusius žmonės ir kitaip mąstančius. Tai man buvo tas toks susiformuota hipotezė Klaipėdos kaip tokio naujovių ir visą laiką žengiančio priekį miestas. Ir tas Klaipėdos gido rengimo procese man tas pasitvirtino ir aš būtent tokia Klaipėdos miestas savo susikūręs kaip įvaizdį. Tai Lietuvos architektūros kontekste Klaipėda turėjo tą naujoviškumo akcentą, ar ne, visą laiką? Ir man atrodo, kad ta uosto funkcija jį tiesiogiai įtakoja, nes ta prasme tie dalykai, kurie galėdavo atsirasti Klaipėdai, tarkim, to pačiu sovietmečiu ir atsirasdavo, kad čia buvo daug žmonių dirbančių uostose laivyboje ir ta prasme, kad su jais atkeliaudavo tos įvairius. Šito mes neaptarėm kampą, čia man irgi naujiena. Martynai, tau, jeigu toks šiuolaikinės Lietuvos architektūros raidos požiūriu, kur stovi Klaipėda? Aš irgi iš toliau norėjau pradėčiau tokį toną uždavę kaip truputį egzotizavimo tokio, nes mes čia tokie žmonės iš šalies, kažką čia tyrinėjom. Tai be abejo tas aspektas yra, kiek tu miestą pažintum, jeigu jis tau negimtasis, tu vis viena toks esi kaip truputį žmogus iš šalies, bet kita vertus, galima žiūrėti ir taip metodologiškai mes galų galėjom, kiek čia du gidus prieš tai parengė, jau trečia šiek tiek yra, reiškia, tam tikros sukauptos žinios, tokios, sakykime, ir administracinės, ir operatyvinės, kaip tą daryti, ir, reiškia, kaip sakyt, galima tada praktiškai jau apie bet kurį miestą kitą parašyti. Bet man tas miestas, jeigu čia taip irgi iš asmeninių patirčių, tai irgi atrodė toksai truputėlį romantiškas iš vaikystės, o pirmas iki, kai čia pradėjau profesinį kelią, tai dirbau Kaune, atsimenu, atvažiavau į Klaipėdą ir susipažinau su gerbiama Laima Šliogerienė ir amžinatilsį Vytautu Šliogeriu. Tai man tas buvo tokie konkursai Vitės rajone, ir man ta Klaipėda pirma toks susipažinimas profesinė prasme, tai buvo apie tą tokias praėjusius sluoksnius, kurie dingo, kurie, buvo arba tuo metu atkūrimi kaip fortifikacijos, arba jie kažkur tuo metu jau dinginėjo kaip Vyčių kvartalas buvęs ir tenai kažkas vyko tokio iš pirmo žvilgsnio nelabai suprantamo ir nelabai aiškaus. Tai sakykime, tas man miesto ir uosto santykis buvo vienas iš įdomiausių. Ir aš sakyčiau, tarkim, vėl išskirtinis gal šito gido vienas iš tų išskirtinių ženklų, kad galima paskaityti apie objektus, prie kurių neprieisi, aš taip suprantu lengvai, tai yra visa ta uosto teritorija, nes visą laiką buvo diskusija, kad čia tai yra neišskiriama, miesto, kaip sakyt, teritorijos dalis, bet, tiek jų yra ir tom specialiai skirelis po 90-ųjų yra prie visų tų objektų šiek tiek egzotiškų, kaip Vasilijus minėjo, kelias arba miškas, tai yra toksai, objektas kaip laivas, šiuo atveju kaip Independence, du laivai tada yra, jeigu įskaitant Meridianą, tai jau čia tokia išskirtinis dalykas, bet aš su dideliu susidomėjimu perskaičiau ir sovietinę dalį apie uostą, nes šitos medžiagos, nežinau, iš kur kolegos iškapstė, labai sudėtingai, bet jos, jinai yra sunkiai prieinama ir sunkiai randama, kad tuos objektus gali būti, kad čia niekas iš mūsų niekada nepamatys, irgi gali būti, nes jie yra uždaroje teritorijoje, bet tai yra iš tiesų įdomi medžiaga. Paskui renkant tą medžiagą mes iš tiesų irgi galima sakyti, kad labai įdomu ją rinkti, nes tada jeigu kažko nežinai, kažko pasiklausi, mes kalbėjome esu kalbėjęs su abiejų bendrųjų planų rengėjais, ten ir Klaipėdos miesto, ir Klaipėdos uosto. Tai visi man irgi taip, pakelių balsų sakydavo, įsivaizduoju, kokia čia sudėtinga situacija, čia yra vienintelis Lietuvos miestas, kurioje vienoje teritorijoje veikia du bendrieji planai. Visiškai tarpusavyje taip ant ribų suderinti, bet absoliučiai savarankiškai tokios situacijos nėra ne viename mieste, bet klaipėdiečiai šitą situaciją labai gerai žino, turbūt ir čia buvo irgi proga į tą pasigilinti, šiek tiek
paliesti ir įvade, ir taip pat ir specialiuose skyreliuose. Tai va, tai tokie momentai, o toliau, nežinau, čia galim plėtoti turbūt ir daugiau, kad Klaipėdoj, na, jis yra irgi toks miestas, kuriame atsispindi visi laikotarpiai. Tai va, mes, jeigu pasirinkom tą chronologinį laikotarpį, ten, nu, sąlyginį tokį, na, tai aišku, kad jisai tas chronologinis laikotarpis paėmus kažkokį, tai va, po 90-ųjų jisai irgi sukrenta į kažkokį tai masyvą visai tokį nenuoseklų, nes ten kokie nors procesai prasidėjo ne 90-ais, ten su, reiškia, ten perestroikos pradžia ir taip pat yra tokia socialinių mokslų prieiga, kad galima ten suskirstyti ten 93 kokią konsolidaciją, ten siekimas iki krizės, Europos Sąjungos ir visas tas atsispindi, tai čia, pavyzdžiui, irgi Klaipėdos, bet turbūt ir kitų gidų atveju labai sunku surasti tuos senesnius objektus po 90-ų, nes atrodo, kad mes dabar žiūrim ir, nu, akis krypsta natūraliai tuos naujausius arba išskirtinius objektus. Bet, pavyzdžiui, kas buvo aktualu kokiais nors 96 metais, nu, čia kaip labai sunku yra surasti arba įdomu ir tą, ir surasti ir senus leidinius, arba senas, kokias nors vietos katalogų, reiškia, liudijimus, kas ten, ar nu, galų gale kokiais 2002. Tai vat, čia dažniausias yra iššūkis tą sudarant gidą, mėginti ir tos nesenus laikus prisiminti. Na, o galiausiai skirstimo prasme mes šitokį pasiūlėm nechronologinio, šiek tiek tokį pusiau chronologinį, pusiau idėjinį skirstimą, turėjome po 90-ų, kur mėginam apie miesto gyvenimą papasakoti ir chronologiškai, ir tuo pačiu šiek tiek funkciškai ir šiek tiek iš miesto erdvinės struktūros pozicijos. Tai tiek. Tu, ką paminėjai apie uostą, ir kuris yra neprieinamas, ne, kad tas yra uždaras miestas mieste. Man gal pačiai irgi, kuriant ir dalyvaujant šitą gido kūrybos procese, atrodė labai simptomiškas dalykas, kad mes kaip ir žinom Klaipėdą kaip uostą, bet to uostą, kas akivaizdus yra prie vandens, bet to uosto mes pamatyti negalim, tai jis kaip ir nedalyvauja mieste. Ir tą vandenį galima pamatyti tik tai iš kito miesto krašto, tik tai būnant jau persikelus į smiltynės, tik tai iš smiltynės gali matyti vandenį ir kartu miestą. Tai toks ir atrodo, kad galbūt tai ir yra tam tikra priežastis, kodėl Klaipėda nėra ar nebuvo, bent mano sąmonė atvažiuojamas miestas, nes tu kaip ir atvažiuojam dėl uosto, bet kaip ir to uosto kaip ir nelabai yra kaip tam patirti, jis yra nematomas. Ir prie to vandens prieimas yra tik tai jau kaip ir persikelus kitur, o jeigu jau persikeli smiltynę, tai kaip ir jau, jau ir tam ta kryptis link Nidos egzistuoja. Tai kažkoks labai komplikuotas miestas, tam tikrą prasme. Ir dar kitas momentas, kas man buvo be galo įdomu, kai aš labai daugam iš savo aplinkos žmonių, kai pasako apie Klaipėdą ir kad mes rengiam Klaipėdos gidą ir kas man buvo įsimintiniausia apie šito vandens, miesto prie vandens, iš tikrųjų nebuvimo miesto prie vandens, patyriminė to žodžio prasme. Man dar labai įspūdinga buvo tai, kad kiek žinau iš Vasiliaus ir dar iš daug kitų, su kuriais susidūrėm, kurdami šitą gidą ir proceso metu, aišku, ten bendraujant ir taip toliau, atrodė, kad klaipėdiečiai patys gyvena su Klaipėdos įvaizdžiu, kurį labai sunku pamatyti. Ir aš kai skaičiau ir dar pradžioje redagavom Vasiliaus tekstus, tai yra tie senoji istorija, aš supratau, kad turbūt klaipėdiečiai ir gyvena tą didybę, kurios jau nebėra. Ir aš čia gal taip drąsiai sakau, bet man yra likęs tas didžiulis įspūdis, skaitant būtent Vasiliaus senosius tekstus, kurie akivaizdu, kad formuoja miesto tapatybę, bet jie pamatomi yra šiandien tik architektūros gide, ne? Mes turim tokį konceptą kaip reikėjai puslapiai. Tai ir iš jų suvoki, kokio tai dydžio ir kokio tai masto buvo miestas. Ir kaip jį dabar suvokti ir kaip jį dabar pamatyti gražiai kylantį vėl į tokį patį didžiulį mastą.
Ir tada aš pereinu prie klausimo Vasilijų, jau ne kaip tiesiog architektūros kontekste, bet galbūt iš istorinės perspektyvos. Suvokti Klaipėdą Lietuvos kontekste, aš suprantu, kad yra istorinių niuansų, bet kuo tai yra ypatinga? Kurios Lietuvos didžiosios? Tai va, būtent, papasakok, kaip reiktų korektiškai ir etiškai mąstyti Jūs apie ten Vilniuje Klaipėdą. gyvendami galvojate, kad ten Lietuva. O Lietuva buvo čia visą laiką. Per 500 metų Lietuva buvo čia, vadinamoji Prūsijos Lietuva. Tai Klaipėdą galima suvokti jos kontekste. Visų pirma, nereikia galvoti, kad Klaipėda turi kažką bendro su Vilnium ar Kaunu. Daugybę šimtmečių taip nebuvo. Tai praktiškai mes gyvenam labai unikalioje situacijoje, galima taip pasakyti, nuo 45 metų, kada Lietuva yra ir su Vilnium, ir su Kaunu, ir su Klaipėda. Anksčiau to niekada nebuvo istoriškai. Tai mes galime tada suprasti, kad ir sąsajų ko gero ir nereikia ieškoti su ta Lietuva, nes jų tiesiog nėra. Dirbtinai to nesukursime tą žemėlapį savo. Sąsajos Klaipėdos visų pirma yra, aišku, jeigu kalbant apie išskirtinumus Klaipėdos visų pirma. Tai be abejo, senoji Klaipėdos architektūra, ją galima skaityti ir suprasti to, kas vyksta Prūsijoje kontekste. Tik tai taip, ne lietuviškai kontekste. Mes čia neturime nei baroko, kurį jūs ten puoselėt labai Vilniuje, nei turime čia modernizmą, kurį ten puoselėt jūs ten, reiškia, Kaune, bet bent jau tokio, Modernizmo dar galėsim pakalbėti. Tai mes turime savo mūrinę architektūrą, raudoną plytą, pradektą, kaip sakant, ir visą kitą. Neturim mes medinukų kaip Kaune arba Palangoje ir panašiai. Čia buvo mūrinė architektūra. Jau nuo 19 amžiaus vidurio buvo uždrausta statyti kitokią negu sandėlių tipo architektūrą, ne iš mūro ir taip toliau. Tai žodžiu, to išskirtinumo yra labai daug. Bet tuo pačiu Klaipėda turbūt išskirtinė, čia nebus kažkokia naujiena, turbūt daugeliu klaipėdiečių, išskirtinė Lietuvos kontekste tuo, kad tai yra miestas, kuris turi labai daug pertrūkių, kuris neturi to tęstinumo istorijoje, tik tai galbūt mes kaip istorikai arba tokie visokie autoriai, žmonės, kurie sugeba jungti fantaziją, gali tą tęstinumą, kaip sakant, sukurti, bet realiai to tęstinumo yra labai mažai. Visų pirma, aišku, tai atsispindi architektūroje dėl to, kad gaisras. Tas pradinis Klaipėdos raidos laikotarpis iš esmės pasižymėjo tuo, kad kiekvieną kartą, kai Vokiečių ordinas ir Kulko vyskupas bandė vystyti miestą, atrodavo lietuviai viską sudegindavo. Tai vienas dalykas. Tada buvo, reiškia, gaisrai. Vienas gaisras 16 amžiuje sudeginęs visą miestą. Kitas gaisras 17 amžiuje sudeginęs visą miestą. Trečias gaisras 19 amžiaus viduryje, trečdalį miesto sudeginęs ir tai duoda, kerta per tą tęstinumą kiekvieną kartą. Ir aš jau nekalbu, aišku, apie tą trūkį, kuris įvyko 45 metais, kurio mes niekur kitur Lietuvoje tokio neturim. Suprantu, kad Vilnius taip pat patyrė panašų trūkį, bet tai nėra niekaip sulyginama su Klaipėda, nes turbūt niekur nerasit tokio miesto kitur. Ir aišku, sakykime, Lietuvos kontekste tikrai, kur visi gyventojai išvažiuoja, yra evakuojami, nauji gyventojai atvažiuoja ir tie nauji gyventojai iki šiol ir ieško savo to santykio su Klaipėda, nesakyčiau, kad jis yra rastas, tai kad mes iki šiol griauname pastatus vardan to, kad nutiesti gatvę arba vardan to, kad įrengti garažą, reiškia. Tai rodo, kad mes dar nesusitaikėme su tuo savo buvimu čia Klaipėdoje, mes nesugebam suprasti, kad tai, kas yra pastatyta prieš tai, yra brangintina, tai yra tam tikra mūsų identiteto dalis ir mes turime tai saugoti, puoselėti ir taip toliau, ir nuo to atsispirti, kaip sakant. Tai va, tai mano tas toksai kalbėjimas turbūt yra apie tai, kad Klaipėda ir Klaipėdos gidas galbūt tą irgi parodo šiek tiek, kad tai yra tas toksai istorinių trūkių miestas, dėl kurio čia yra labai daug specifikos, vien dėl to, kad mes turime dalykų, kurių neturėjome. Martynai, sakei, kas vyko po 90 metų, po 90 metų mes norėjom statyti gigantiškas bažnyčias, kurios iki šiol yra neužbaigtos, nes mes neturėjome bažnyčių, ne? Jos visos buvo nugriautos. Mes dabar norim statyti gigantišką pilį. Kodėl? Todėl, kad jinai yra mūsų vaizduotė.
čia yra Klaipėdos didybės simbolis, jūs jau atstatėte savo pilį Brazausko dėka, mes dar dėja nestatėme. Tai vat, bažnyčia vėlgi Švento Jono, lygiai taip pat, reiškia, miesto centre, toksai elementas, kuris turi būti, visi supranta, nes tai yra mūsų vaizduotė, tai yra esminis objektas, per kurį atpažįstam Klaipėdą, bet jos nėra, vėl atstatome, ne? Tai vat, viskas kyla dėl to trūkių, dėl tų tęstinumo trūkių. Ir daug ką galima per tai paaiškinti. Netgi objektų atrankoje, kodėl yra daug čia galbūt tokių pilkų objektų, daugiau negu kitose giduose. Tai ne vien dėl to, kad istorikas rašė, bet dėl to, kad tie objektai yra svarbus Klaipėdai, jie yra svarbus jos identitetui ir tai, kad jų nėra, mūsų klaipėdiečių sąmonėje, mąstyme, jie egzistuoja. Tai norim, kad ir jūs ten suprastumėt, kad tokie objektai yra. Priimtas. Jeigu galima, aš labai noriu trumpai sureaguoti dėl tarpukario ir modernizmo. Aš pasitaisiau. Jo, bet yra toks vienas momentas, kuris tikrai mano galva yra įdomus su Klaipėda ir aš su malonumu skaičiau tą dalį, kur Vasilijus rašė. Ir tas toks, kad ir punktyrinis, bet santykis tarp Vytauto Landsbergio Žemkalnio ir Smeltės kvartalo. Tai realiai mes nieko panašaus neturime ir Kaune. Ir tai yra mūsų idėjų pasaulis, nes to jau lietuviškojo Lietuvos idėjų pasaulio spindys ir būtent gyvenamoji architektūra ir kompleksai, tas kompleksiškumas, ir ten Pievų gatvė, dar kitur aš nesuvardinsiu, rasit gide. Tai aš jau nuo seno man toks labai imponuoja, gaila, kad ne visur dar yra autoriai žinomi, ne visur architektai žinomi, bet tikrai yra toks unikalus lietuviškojo pasaulio, tarpukario pasaulio fragmentas ir gal tas ryšys, aišku, jis yra ir per Eismaną, ne vien tik tai iš lietuviško pasaulio, bet toks čia susiduria Lietuva ir ne Lietuva. Tai jau tarpukaris, mano galva, jis yra tikrai toks bendras paveldas. Tokia trumpa pastabėlė. Ar sutiktumas įliau? Taip, bet tarpukariu dėja, bet Lietuvos architektai kilę iš didžiosios Lietuvos palyginti nedaug suprojektavo Klaipėdoje. Praktiškai visi šitie gyvenamieji kvartalai, kurie yra aprašyti, buvo vietos architektų sukurti, kurių vardai daugelį atvejų nežinomi, bet tais atvejais, kai mes žinom, tai yra Raismanas, tai yra Gyzingas, tai yra žmonės, kurie dirba čia, kurie su jokia didžiąja Lietuva ir su Kaunu nesusiję, jie gyvena vokiško informacinė erdvėje, baigia Vokietijoje architektūros mokyklas ir seka tendencijomis, kurios yra tarpukario Vokietijoje, o ne to, kas ten ką daro Kaune, reiškia panašiai. Kita vertus, netgi tas kaunietiškasis modernizmas, jis yra pakankamai įtakotas tų bendrųjų tendencijų, kurios tame tarpe ir labai daug atkeliauja iš Vokietijos. Nes tie patys lietuvių architektai, ne vien Vokietija, bet Vokietija, Švedija buvo labai stiprios inspiracijų šaltiniai. Bet kokiu atveju aš tai likščiau prie tos nuomonės, kad ypač bent jau Landsbergio darbai, jie yra kitokie čia negu kad yra Kaune ir jie unikalūs, įdomus ir tai yra, bent jau tais konkrečiais atvejais yra labai nuostabus ryšys tarp didžiosios Lietuvos ir Klaipėdos. Štai gal, šitą dvikovą įsiterpsiu taikos vėliavą. Aš manau, kad tai, kas atsitiko Kaune per pastaruosius, nežinau, kiek čia 10 metų, nepilnų 10 metų, turbūt tai, kad ne tik kauniečiai, bet ir visoje Lietuvos kažkaip tai suvokėm ir pripažinom tą tarpukario architektūros vertę. Tai aš manau, kad, ta prasme, Vilnius tikrai, manau, kad ir Klaipėda yra dar toj eilėj supratimo, suvokimo tos vertės, nes, aišku, labai daug ką mes taip linkę, Vasilijus sakė, jūs ir mes ten, mes čia, bet ir per tai vertinti, bet iš tiesų tai yra visų bendras paveldas su savo išskirtiniam vertėm ir neabejoju, kad mes per mažai žinom ir apie Vilniaus tarpukarį, ir apie Klaipėdos tarpukarį, nepaisant didelio gido, turbūt dar yra daug nežinomųjų. Tai aš manau, kad tokie gidų atsiradimai irgi yra tam tikrą prasme paraiška į priekį tiek istorikam, tiek architektam, susijusiam profesijom tyrinėti toliau ir
Atsimenu, kai pasirodė pirmieji Vilniaus ir Kauno gidai, tai kad ir paveldosaugininkai labai džiaugdavos, nes sakydavo, pagaliau viskas vienoje vietoje, turiu darbinį katalogą. Tai aš manau, kad architektūros gidai kaip skaitiniai atlieka vieną uždavinį, bet kaip poveikis ateities tokiam interesų kryptim yra kitas. Dabar tas sovietmečio laikotarpis, jisai tam tikrą prasme suvienijo tos visus didžiosios Lietuvos miestus ir tai irgi, kol kas, man atrodo, mūsų iki galo nesuvoktas tas laikotarpis, mes ten vieni mėgstam, kiti nemėgstam, vieni mėgstam visuomeninius, bet nemėgstam miegamųjų rajonų, arba ten, nežinau, ten pramonė, tai išvis ne architektūra, bet tai yra mūsų tapatumo dalis, mūsų pačių, mūsų visuomenės bendrai kurta ir mums su tuo teks gyventi, nes nei mes pakeis galim, o tas suvokimas, to identiteto atradimas ir supratimas vertės ir padės saugoti tos paveldo objektus, kurie šiandien vis dar dažnai prarandami ir prarandami nebūtinai nugriaunant, bet kartais labai geranoriškai juos renovuojant ir, ta prasme, turim tikrai nemažai objektų, kurie gal ir buvo vertingi, bet po tokio šiuolaikinio atnaujinimo praranda savo vertės. Tai aš manau, kad visiems